Trečia diena, kaip pakabintas varis baseine. Vario spalva nepasikeitė. Kaip ir baseino skaidrumas, kaip buvo, taip ir yra. Baseine yra įmesta tabletė 4 ir filtruojama su smėlio filtru. Tai žodžiu, vario poveikis kaip ir niekinis šiuo atveju, gal jo per mažai ir visa kita. Iš tikrųjų tai mačiau, kad 2 vamzdeliai yra pajungiami prie srovės, vienas šalia kito ir dedami į baseiną. Aišku, srovė yra minimali nuo saulės baterijos, ten 12 voltų ar kiek ten buvo. Tai žodžiu, tas dalykas gal ir veikia, bet jisai nenaikina nei bakterijų, nieko, vis tiek reiktų chloro. Ir kitas dalykas, tai baseino senelis, jeigu per daug bus vario, tai pažaliuos šonai ir gali nusidažyti plaukai. Tai vario mes atsisakom. Kitas dalykas, dar galima pilti į baseiną druskos. Bet jeigu mes pilame druskos, reikalingas dar vienas aparatas – chloro generatorius. Tai man pigiau šiuo atveju yra nuvažiuoti į parduotuvę, nusipirkti algicido ir flokulianto. Vienas naikina dumblius, kitas skaidrina vandenį. Tai išvadas darykit patys. Ką jūs norit naudoti? Šiaip su druska, sako, labai gerai viskas veikia. Įpili druskos, bet kaip ir minėjau, tada ten turi būti chloro generatorius. Nes kitaip, jeigu pilsi druską be to aparato, tai irgi bus tas pats, kas pakabintas šitas šūdas ir nieko nevyksta. Taigi varau į pardą pirkti algicido ir flokulianto. Nes vandens baseine norėtųsi žydro, skaidraus.